Seriją žadėjau pradėti nuo panelės išėmimo. Kaip prisimenam, salonas jau beveik visas išardytas. Sekantis darbas yra šita panelė. Bet su šitu golfu, kai baigsim, aišku, jį taisyti ir praeisim visą kitą pragarą, aš planuoju pakeliauti. Važinėsiu su juo po Lietuvą. Tradiciškai tikriausiai važiuosiu į kempingą kažkur Lietuvoje. Neišvengiamai kažkas sugės. Ar variklyje, ar pakaboj, stabdžiai, galbūt kažkas su elektra. Norėčiau turėti tokią galimybę pašalinti smulkų gedimą kelyje. Tam man reikalinga įrankių dėžė, tokia, kuri tilps į automobilį. Ir joje bus patys svarbiausi įrankiai. Nu, tai žinoma, čia bus 10 raktelis, replės, plaktukas, kažkokios tai galvutės, pora atsuktuvų. Dėžė nedidelė, reikia elgtis gudriai. Pasidalinkit mintimis, kokie įrankiai turėtų būti šitoje dėžėje. Laukiu komentarų, parašykite, ką čia reikia įdėti ir kodėl. Labai bus įdomu paskaityti ir manau, kad eigoje sužinosim, ar čia buvo geri patarimai, ar nelabai. Dar naujienų kažkokių tai reikia. Praeitoj serijoje čia dar nebuvo lentynos, tik apie ją kalbėjau. Tai štai, prašom, lentyną. Padėjau čia kažkokius atsitiktinius daiktus. Nemanau, kad tai bus, bet kol kas šitie daiktai čia padėti, nes tvarkau garažą ir noriu pasidaryti vietos, kad išardžius panelę galima būtų ją kažkur tai padėti ir kurį laiką jinai ten turės gulėti, taip kad man reikia vietos. Šitą darbastalį planuoju atlaisinti, čia vėlgi nukrauta visokiam šiukšliam, čia turi būti darbo vieta, čia neturi būti saugoma kažkas, tai tiesiog atsineši kažkokią detalę, ją remontuoji, laikai kažkokius tuo metu naudojimus įrankius ir panašiai. Čia atsirado naujas augintinis, kas YouTube žiūri mano postus, tai matė, kad įsigijau, žodžiu, naunėjimas visiškas. Čia gali pasirodyti, kad čia kažkokioj parduotuvėje pirkta, bet neturi jokio brendo, nėra čia jokios reklamos. Užsiveda, veikia, tikrai pravers. Čia dabar toks update'as. Namuose truputį atsinaujinom baldus, tai atsilaisvinau tokią važinėjantį spintelę ratuotą. Prisivežti kažkur tai ten, kur dirbi, patogiai laikyti visus įrankius, kas tuo metu reikalinga, darbuojasi, padedi. Tai čia irgi kol kas dabar yra taip, bet eigoje galbūt visai kiti įrankiai čia bus, kažkaip kitaip sudėlioti. Šitą įrankių dėžę tikriausiai vešiu namo, o atsivešiu tokią biškį kompaktiškesnę. Tai va, dabar jau tikriausiai galim pradėti tai, kas yra neišvengiama. Kaip išiminėsim panelę, pamatysit dabar. Netrukus pamatysit, ką pavyko atlikti prieš porą dienų salone. Ir imamės reikalų su raudona dėžute. Šitame automobilyje viskas ir prasidėjo, kiek aš atsimenu, su 10 rakteliu. Nes reikėjo 100 akumuliatorių, 10 raktelis. Pirmas įrankis keliaujantis į įrankių dėžę. O dabar pasižiūrim, kas įvyko salone. Salone jau nėra panelės ir nėra pečiuko. Panelė išsiėmė lengvai, kadangi, kaip ir sakiau jau anksčiau, viskas buvo salone išardyta. Buvau informuotas apie 2 tvirtinimo taškus, šitą ir šitą, kurie atsisuka iš variklio pusės. Kaip ir žinojau apie juos, bet dėja atsukus visus varžtus, panelė jau pradėjo judėti. Reiškia, jie buvo nulaužti anksčiau. Štai čia yra tokie tvirtinimai. Vienas čia, kitas čia.
Tas detalės iš automobilio pusės aš išėmiau, kažkur pasidėjau. Panaudosim kažkokias gudrias remonto priemonės. Pavyzdžiui, va tokias. Suremontuosiu ir jau dedant panelę atgal, jinai laikysis tinkamai. Kaip ir nieko blogo joje nepastebėjau, išskyrus tą lipnę juostą. Kažkokiu būdu reikėtų gražiai nieko nesugadinant išvalyti. Galbūt čia nieko tokio rimto nėra. Tiesiog reikia panaudoti tinkamas priemonės. Ir neliks jokios žymės. Aš manau, kad čia buvo lipni juosta priklijuota ir liko tik klijai nuo jos. Pečiukas išimtas, išardytas į mažas dalis. Štai taip atrodo pats pečiukas. Jisai buvo paskendęs. Pilna buvo visokių žiedadulkių, lapų ir taip toliau. Iš vidaus išbėgo labai purvinas antifrizas. Visos šitos detalės bus plaunamos. Ten fauna ir flora. Pilna gyvybės viduje. Viską reikės išplauti. Sklendės. Sklendės, jeigu kažkas žino gerą būdą, kaip teisingai jas lengvai, vėl gyventojai kažkokie, kaip lengvai galima jas restauruoti. Pasidalinkit, prašau. Toliau šitas vėlgi mano kaltė. Pečiuko ventiliatoriaus variklis. Po mano įsikišimo jisai yra paskendęs. Buvo sukasi. Reikia naujo. Visą kitą, kaip sakiau, reikia išplauti. Garso izoliacija, ta dalis, kuri buvo automobilio priekyje, išsėmė gražiai. Tai ją kažką tai čia pavalysiu ir manau, kad panaudosiu, nieko čia tokio labai blogo nėra. Štai ten viskas susideda, gražiai susidės ir bus tvarka. Čia ieškosiu informacijos, kaip čia turi būti, nes nežinau. Toliau įdomus darbas su kėbulo remontu. Tvarkysim šitą dalį. Šitą dalį, tą dalį ir va tą dalį. Kaip tai reikia daryti, aš galbūt nemokysiu, nes aš nesu specialistas, bet jūs galite pamatyti taip, kaip tą darau aš. Tai gali būti visiškai neteisingas būdas, gali būti kažkiek panašus į taip, kaip reikia. Žodžiu, aš bandysiu tą suremontuoti, o jūs jau spręskit. Gerai padariau, blogai. Ir galite parašyti, kaip iš tikrųjų reikėjo. Mano planas yra pasižymėti tą vietą, kurią aš išpjausiu. Tada pjauti, šlifuoti. Tada ieškosim kažkokio metalo, gaminsimės metalinę formą, metalinę detalę, kurią čia įvirinsim su virinimo aparatu. Ir tada gruntuosim, glaistysim, dažysim ir bandysim suteikti panašią į originalią būklę šitai daliai. Tai dabar gal ir pasižiūrim, kaip tai daroma. Pagaminau štai tokią detalę iš surūdijusio metalo gabalo. Dabar bandysiu privirinti.
Pažiūrėsim, kas bus. Pažiūrėkit, kaip mums sekasi. Čia nusprendžiau nieko nevyrinti, nes žalos praktiškai nėra. Korozija tokia labai nerimta buvo, tai tiesiog nušveičiau rūdis ir sutepiau rūdžių su rišėju. Nieko čia baisaus nebuvo atsitikę. Nežinau, kodėl taip gerai gavosi. Iš tikrųjų galvojau, kad čia bus labai daug darbo ir labai prastas rezultatas, bet iš tikrųjų visai neblogai čia prasisukom. Užtrukom turbūt 2-3 valandas. Vat štai iš tokio metalo gabalo atpjaus mažą gabaliuką. Pavyko suremontuoti tas rūdis. Suvirinta ir iš vidaus. Kol kas metalas yra apsaugotas su šita chemija, o toliau reikės dar truputį pašlifuoti, paglaistyti kažkurias vietas tikrai, gruntuosim ir ieškosiu būdo, kaip nudažyti. Suplyšo striukė, va iš kur čia tie pukai visur. Vaikšto visur, skraido pukai. Mano puchavičiokas sprogo. Čia taip padirbėjau. Pirkčiau striukę. Gavau dovanų šį savaitgalį manualą golfo. Aišku, į garažą nesivežu, nes Superdys. Jo, nes puikios būklės, ta prasme, jis kaip naujas. Aš vis dar manau, kad čia yra puikiai mintis. Buvo vidurį imti. O variklis gaidys, aišku. Realiai tai dabar kaip pagalvoju, tai vien 6D galėjau imti. Irgi būtų prikolas. Kryvokai čia kažkaip, ne? Ir turi žiūrėti į galą mašinos. Tai ką tu nori pasakyti, ženkliukas į priekį turėtų žiūrėti? Davai, pabandom. Kas toliau? Toliau čia turbūt šveisim rūdis. Dabar pirmiausia išplausim.
Tada rasim rūdžių, jas patepsim su ryšėju. Gausim tokį va rezultatą juodą. Ir tada ant viršaus naudosim epoksidinę dervą kažkokią tai, tam, kad apsaugot nuo tolimesnio poveikio. Nu ir tada kas viskas, prasidės salono surinkimas pagaliau. Nes detalės jau čia nebetelpa. Tik pasižiūrėkit, ką aš gavau dovanų. 1.3 variklio čia nėra. Kelintūnai čia gali būti. 9.5 turbūt. Knyga Printed in Germany. Kalbėti aš nemoku vokiškai, bet ką čia, schemytės pasižiūrėjai. Va, aš čia jau iškart suprantu, čia va gazo troselis, čia variklis, skaitysim, mokysimės, vis tiek kažką tai čia sužinosim ir rasim kažkokius klausimus atsakymų. Va, kaip išimti variklį reikės, kaip ištraukti tą variklį, viską žinosim. Kaip moldingą nuimti, šitą guminę apdailą kaip nuimti. Ojojoj, va. Dabar ką mes darom šiuo metu, tai yra pečius. Jeigu pamiršiu, kaip kas susirenka, nes turbūt surinkinėt pradėsiu po kokio mėnesio, o čia pasižiūrėsiu ir bus aišku. Ačiū Vyteniui, čia Vytenis man padovanojo. Labai gerai. Tai va, mano naujoji Biblija. Prie to grįšim kažkada negreitai, o šiuo metu mes čia atvykome dėl pečiuko. Tai visas purvinas reikia išplauti. Ai, už kas čia. Žodžiu, čia man tikrai užteks. Nu va, sutaupėm krūvą pinigų. Graužė, nepavyko. Palindo po galinę sėdynę ir mirė. Sveikatą, atsiprašau, ačiū. Įsirašiau aš čia plovimui viską. Ir toks tingumas apėmė. Ir laukia aš to daryti visai nenoriu. Nu, yra vienas variantas.